aš laikiausi tokios taisyklės, kad tu klientą gali apgauti tik vieną. Tai daleiskim batus gaminame, tai, kaip sakyti, gamykloje, ant tų pačių linijų, kurie naudoja didžiausios gamyklos. Aš jų nevardinsiu, bet tai yra visi realiai, bankas, tie patys siūlai, tos pačios membranos. Tos pačios medžiagos. Tai Gore-Texas irgi, jeigu pasidomėjus, tai iš esmės yra tik tai, jų patentas baigėsi jau kažkada ir dabar visi gamintojai turi tą pačią technologiją. Jo, tada emocijos buvo... Ta istorija Facebook'e, čia turbūt aš nežinau, kas jas nežino. Jo, aš nerašau. Kas jas nežino. Rypo, prekės ženklo Rypo įkūrėjas, ne? Su mums šiandien Rytis Pavilonis ir Ryti labas. Labadiena. Labas. Labas Ryti. Kaip tu pats save pristatytum tam žmogui, kuris tavęs nepažįsta? Eilinis medžiotojas. Nu jau. Labai susikuklini tu, man atrodo. Ne. Medžiotojas ieškantis naujovių. O, čia labai įdomus. Labai geras apibūdinimas. Ok, aš tada paklausiu labai paprastai. Visi matom parduotuvės Rypo prekės ženklą ir tas prekės, kurios yra skirtos medžiotojams. Taip? Nepaslaptis, kad tu buvai kažkaip susijęs su medžioklės parduotuvė, tai klausimas, ko tau čia trūko, kad tu tą Rypo padarai? Ne, paprasčiausiai, teko garbė išbūti 8-9 metus ginklų parduotuvėj. Ir, žinai, kaip yra... Aš atsiprašau, įsiterpsiu, bet ką reiškia išbūti? Kaip išbūti? Ta buitis atrodo. Buitis. Dirbti. Nuo 8 iki 6, kaip sakoma. Dirbti. Nuo kelių metų. Kiek čia? Nuo 20-23 gal. Plius minus, paklaida. Ir, žinai, kaip yra tas, kad kai dirbi su pagrindiniais gamyklom gal Europoje, ar ne? Tai tu šiek tiek esi įspraustas į tokius rėmus, ar ne? Ir tu negali atvažiuoti pas garsiausius, pas Blazerį ar dar eilę kitų tų gamintojų, ar ne? Ir pasakyti, pakeiskim taip, padarykim taip, ar ne? Tai ir ta mintis buvo, kad kiekvieną dieną, kai tu bendrauji su klientais parduotuviai, tu daug ką sužinai, tu gauni kritikos, kuri kaip ir tau nepriklauso. Jinai keliauja kaip ir gamintojai, o tu tos kritikos pasakyti kaip ir negali. Nes tų parduotuvių yra daug ir tiesiog, tu vis tiek būsi nustumtas, nes dar yra kitų 1000 parduotuvių, kurios gal sakys vienaip, kiti sakys kitaip. Ir ta mintis tokia ir įsirutuliojo, kad galbūt reikėtų pabandyti sukurti kažką savo. Tu gauni tą kritiką, tą visą kitą ir kodėl nepabandyti pačiam padaryti kažką kitaip? Padaryti geriau. Padaryti geriau, padaryti kitaip. Ir tas visas taip pabiškai įsirutuliojo paprasčiausiai, nes, tiesiog, taip visas natūraliai, ne? Kaip sakykime, nes jeigu ten dar eisim, sako, kai ten, pažiūrėjau, pas mus ten yra, pažiūrėjau, kuprinių linija, ne? Tai taip, tai medžiagos vis tiek, daug maž yra panašios, ar tenais, kaip sakyti, tai nėra visiškas pigus kažkoks niekalas, ar ne? Bet tai yra vis tiek, tas pačias medžiagas naudoja ir pagrindiniai gamintojai Europos, ir pasaulio, ar ne, sakyt. Bet vis tiek, važiuodami, būna problemų su užtrauktukais. Mes išgirdom, reiškia, problema yra su užtrauktukais. Reiškia, reikia spręsti problemą. Tu įsprendi problemą, tu pasieki rezultatą, ar ne? Tai čia aš manau, čia bet kuriam scenariui yra tas pats, ar tai asmeniniam gyvenime, ar tai į naujų idėjų kūrime, ar tai būtų verslas. Tai čia galų galia toks hobis, vadinkime, ar ne? Pabišį, ką mes jau turim 5 metus. Iš pradžių labai iš lėto, atsargiai, bandėm kažką lipdyti ir pabišį judame pirmyn, ar ne? Tai toks ir tas, toks gal trumpa istorija ir apie tą įsikūrimą, nes paprašiausiai tiek. Tu naudoji, tu važiuoji į medžioklę, tai kiekvienas medžiotojas tiek. Taigi būna prieš medžioklės pasitarimai, po medžioklės pasitarimai, visi diskutuoja. Tas blogai rodo, tas gerai daro, tas stiklai rasoja, ta kuprinė peršlapo ir tu paprasčiausiai, kai tu renkiesi tą visą informaciją, gali, jeigu turi tam galimybės, skiri laiko į paieškas, skiri laiko į visą tą testavimą, tu
bendram rezultatė pasiekė galbūt ir neblogų tų rezultatų pateikti tam galutiniam vartotojui, ar ne? Vis tiek tu dirbi su galutiniu vartotoju, tu net, kaip jisai dirbi su gamyklom, tu prisimi užsakymus, prašo klientas tos prekės, tu veži ją į Lietuvą, parduodi, bet vis tiek tu gaunisi tam viduriukį. Toj pačioj, kaip sakyti, fainai yra parduoti, viskas tvarkoja, bet aš kažkaip... Bet iki tol reikia nueiti ilgą kelią. Jeigu tu dirbi parduotuviai, tai tos kelias tiesiog sumokėti už prekę ir atvežti. Bet kai tu pradedi gaminti, tai aišku yra didžiulis tos kelias, nes ta prasme tai nėra, kaip sakyti, esam gavę komentarų, kad uždėtas lipdukas ir ta prekė jau čia, įsivaizduoju, kad tu čia... Kažkas kažkur pagamino, tu tik tai lipdukų. Taip, iš tos serijos. Tai nieko čia panašaus, tai realybė yra visai kitokia ir tai užtrunka begalę laiko. Kaip pavyzdys, ar ne? Įsivaizduokime, kad... Žiūrėk, atsiprašau per daug. Pavyzdys. Gyvas daiktas. Jo. Nuo ko jisai prasideda? Visas prisideda tas, kad yra tų kojelių, ar ne? Yra tų kojelių, bet yra paprastas toks dalykas, kad tai kojelės slidinėja, tai kojelės braižo, paviršius ir panašiai. Tai mes paprasčiausiai išgirdom ir uždėjom gumas ant galo, ar ne? Kojelės jos mažos, dažniausiai jos neturi padėčių. Mes išgirdom, kad neturi padėčių. Reiškia, šitos yra 4 padėtis. Yra nuo mažiausios, kyla į viršų ir taip toliau. Kojelės taip, tai kojelės viskas yra tvarkoj, bet atsiranda toks niuansas, kad galbūt kažką galima jų dar simboliškai išspausti, ne, iš to produkto. Ir atsiranda toks paprastas dalykas, kad nuėmus, kaip sakyti, tą ginklo, ar ne, kaip sakyti, tą atramą, mes turime strėgį. Ir ant to strėgio dedasi pagrindiniai visi rinkoje esantis termovizoriai, fotokameros. Jeigu netitinka strėgis, yra viduj yra atskiras papildomas užveržimas ir tu gali uždėti daleiskim tą. Tai pažiūrėsim šitas produktas. Šitas produktas jis ganėtinai palyginus tą, ką mes darom, tai jisai palyginai greitai susidėliojo, jisai kiek. Aš pradėjau jį naudoti praeitų metų pavasarį. Tai prieš 2 savaitės ir pasiekė Lietuvą. Tai čia vadinkime, kad greitas sprendimas, greitas pasisekė greitai susidirbti su gamykla. Tai va tas ir yra, kad nėra taip paprasta, taip, daugelį prekių yra pagaminta Kinijoje ir visame kame, bet tai nėra tas, kad užklijavai lipduką ir jis jau čia yra. Kaip pavyzdys, leiskim, kas buvo, mes tiesiog darėm, kaip sakyti, viduje įmonės, tiesiog, ne tik analizę, bet tiesiog, kaip sakyti, prie kavos pabairavom. Kiek užtrunka laiko, daleisim, nes buvo labai daug reikalų, pavyzdžiui, Sovolinė. Tai daleiskim, batus gaminome, tai, kaip sakyti, gamykloje, ant tų pačių linijų, kurie naudoja didžiausios gamyklos. Kaip aš jų nevardinsiu, bet tai yra visi realiai, bent jau buvo realiai, tai 10 žmonių tą valinę nešioja. Tai yra tie patys siūlai, tos pačios membranos. Tos pačios medžiagos, tik tiek, kad vėl, norint naudoti, kaip žinomų, tenais, kaip sakyti, membranų pavadinimus, jau reikia turėti leidimus ir visą kitą. O tai reiškia... Nepabijosiu, Gore-Texas irgi, jeigu daugiau pasidomėjus, tai iš esmės yra tik tai, jų patentas baigėsi jau kažkada ir dabar visi didesni gamintojai turi tą pačią technologiją, geresnę ar prastesnę, bet tai vieni vadina Gore-Texu, kiti Membrantexu. Yra palyginimų, kur yra striukė su Gore-Texu, 400 ar 200 brangiau kainuoja vien dėl to, kad Gore-Texas, o gamintojas pasiūlo savo, ten pavadina Eko, nežinau, kažkoks Texas ir tada tai yra ekvivalentas tik tai. Tai su batais tas pats yra, tai tenais leisim pas mus yra pardavimas 185 eurų, ir ne? Tai jeigu uždėtum membraną su logotipo, kuris yra, kaip sakyti, Europos rinkai. Kuris kainuoja? Jis apie 80 eurų į viršų kyla kaina. Ir automatiškai tos. Ir, pavyzdžiui, pabaigiant apie tos batus, tai batam reikėjo, pavyzdžiui, 2 metų ir per paskutinius metus, aišku, buvo testavimai visą kitą, bet gaut galutinį tą rezultatą,
620 keli emailai buvo parašyti per paskutinius 9 mėnesius. 9 mėnesius. Jo, tai yra tas. Turi specialų rašytojų emailą. Ne, tai rašom, mūsų nedaug yra. Tai mes, aš pats ir viską rašau. Žiūrėk, ko norėjau klausti. Kalbėjai apie tai, kad bandai išgirsti tą žmogų, kuris naudos konkrečias kojelės, ne? Taip. Apie gumuotus paviršius, apie padėtis, apie universalumą, reiškia, prisukant kitokius daiktus. Kiek pas tave sėdi žmonių, developerių, tai vadinamų, kurie sėdi ir galvoja, arba, kaip tu sakai, klauso žmogaus, ne, kuris galbūt naudos šitos dalykus. Kūrimas, ne, daikto. Kiek žmonių dalyvauja šitą dalyką? Tai aš ir dar vienas žmogus, kur irgi rimtai? Tai OpticSpotas prisijungs prie testavimo proceso. Kiekvieną dieną, kai tu susiduri su medžiotojais, tu bendrauji ir sakau, mums nereikia, kad rašytų, yra smagu išgirsti iš kliento, kaip, pavyzdžiui, parašė dabar buvom parodojimo Jachtenhunde, parašė žmogus, kuris nusipirko tos naujus žiūronus, jis važiavo, lygino su tam tikrais gamintojais, patenkintas, šviesus stiklai, darbiniai žiūronai, viskas idealiai. Jis parašė kaip ir įvertintas tas mūsų darbas, ar ne? Bet mes labiau laukiam tos kritikos. Gerai, o tada kitas klausimas. Padarėt kažkokį testinį gaminį, ne? Aš suprantu, kad tai yra pakankamai ilgas procesas. Kas pas jūs yra pagrindinis testuotojas? To, ką jūs darėte. Tu sakai, šitas kojelės tu jau turėjai ten prieš metus, ne? Viskas gaunasi iš inercijos. Kaip pavyzdys, daleiskim, kojelėm biškai buvo paprasčiau, nes konstrukcija aiški, žinom, ką galėtume patobulinti, bet techniniai sprendimai čia jau reikėtų biškai jau bandyti su 3D printeriais daryti ir visą kitą, bet šiai dienai aš manau, kad po kol kas jos pateisina ir medžiotojų lūkesčius, ir ta kaina yra adekvati ir visame kame. Bet testavimas, pavyzdžiui, daleiskim žiūronų. Žiūronų prireikia irgi apie šiučių daugiau negu 2 metai. Tai tos žiūronus visų, kaip sakytų, parametrų, ar ne? Mes juos užsakom, pradžiai vyksta viskas taip, kad mes užsakom iš kokių 5 gamyklų. Nes jų tenais nėra, jų ten per daugiausia tų gamyklų. Ir gauna testinius, ne? Jo, mes perkam, investuojam pinigus į testinius tos žiūronus, iš tų 5 tu atsirenki vieną, su kuriuo gali bent bandyti dirbti. Bandyti dirbti ir tada su tuo bandai dirbti. Ir kuris tave išklauso ir nenori padaryti, kad tai yra tik vienetinis užsakymas, kuris, ta prasme, nes, kaip žinia, vėl, taip, tie žiūronai taip yra, jie yra pagaminti, yra Kinijai, su japoniškais stiklais, bet tai čia niekam neturėtų būti 99% bendrai daiktų yra ten gimę. Taip. Ir mes tada atsirenkam žiūronus, bandom išanalizuoti, ką galėtume pakeisti, ką galėtų jie pasiūlyti kažkaip pakeisti, tada mes ir tas bendravimas vyksta. Ir po to jau prieinam prie to momento, kad žiūronai jau pasiekia kaip ir prieš masinę gamybą mus. Tada mes tos žiūronus užšaldom apie kokiam metam laiko. Kaip buvo su šitais. Ir aš juos dažniausiai užšaldom visą procesą, visą tą idėją. Kaip sakyt, neužšaldom idėjos, bet užšaldom procesą. Ir tada tos žiūronus, duodu bičiuliui, kolegai iš to paties medžioklinio to būrelio. Mums ten, kaip sakyt, mes nesam kažkokie dideli, kad mes turėtume bijot kažkam pasakyti, kad planuojam žiūronus sudaryti, tik tai konfidencialumas, pasirašom sutartis ir toliau. Ne, mes paprasti jaunuoliai, kurie bando kažką įrodyti. Gerai, tu pats medžioji, pats testuoji savo. Žinoma. Tai aš juos ir mėčiau, ir iš važiuojančios mašinos mėčiau, ir su keturačiu buvo, ir su keturačiu ir pervažiuota, ir per elnių medžioklės visom ekstremaliom situacijom, ir į kalnus yra vežtasi. Aš visą laiką sakau, aš ir kaip sakyti, aš galbūt išmokau, ir dirbdamas ginklų parduotuvėse, ar ne?
kaip čia gražiau įsireiškus. Nu jau, rėžk taip kaip yra. Gal tik ne. Principas, aš laikausi tokios taisyklės, kad tu klientą gali apgauti tik vieną kartą. Galbūt, kaip tu esi ginklų parduotuvės pardavėjas, tu, kaip sakyt, galbūt tu neapgausi, bet tu gali kažkaip parekomenduoti neteisingą linkmę. Arba nedasakyti. Arba nedasakyti kažko, ne? Galbūt tam žmogui visiškai nereikia to, kaip pavyzdys, nežinau, ten, liečiant ten termovizorius, tam žmogui reikia 80 metrų pažiūrėti, ar atėjo šerniukas iš šerdyklą. Bet ten būtinai turi brūkti 5000 plus eurų, nes žmogus turi pinigų. Tai reikia būti, tam išjungti žmogiškumą ir rekomenduoti to, ko reikia, ar ne? Tai va, tas visas šitas dalykas, sakau, svarbiausia, kad laikytis tos taisyklės, nes jinai ir gelbėja galbūt ir mūsų, pačią visą tą idėją. Mes įsivaizduokime paprasčiausiai. Ne? Tai natūralu, kad tų žiūronų, kad tiek laiko skyrės visą kitą, tu neatsiveši 10 žiūronų, nepaleisi gamybos linijos, tam, kad jie atsirastų pas tas sandėlį ir tu galėtum pasipuikuoti, kad va, mes turime ir jį paprastą naujus žiūronus. Ne, tai yra dideli kiekiai. Ir jeigu tu klientui galų gale parduosi, tiesiog mes neparduodam tiesiogiai klientui, bet tu parduosi partneriam, kurie parduos galutiniam vartotojui. Ir jeigu jie sakys, kad jūs šiek tiek atlikot bandymų, o man iškrito iš kuprinės ir pabėgo visi lęšiai ir visa kita, tai reiškia, kad tie likę keliolika šimtų žiūronų lieka tau dovanų. Premija. Tai užtat, čia toks, kaip sakyti, sakau, čia kaip ir daugiau galbūt visą tą idėją kaip ir iš hobio kilo, bet dabar tu supranti, kad tu turi daug atsakomybių. Ir tu realiai turi atsakyti prieš kiekvieną galbūt klientą, kuris įsigyja tą prekę. Tai, aišku, kaip pavyzdys, tikrai visiems geras nebus. Kaip pavyzdys, mes kaip ir jaukų liniją pristatėm praeitais metais. Tai veikia tos jūsų druskos ar neveikia? Internete tikrai buvo ten, žodžiu, labai įvairiai. Vieniem veikia, kitiem neveikia. Veikia. Tik reikia irgi. Tai nereiškia, kad tu pasiėmei tą druską, taip, pagreitina visą tą procesą, bet tai nereiškia, kad jinai iš karto pradės veikti, ar ne? Dėl to, kad yra, daleiskim, pavyzdys, ar ne, kaip ir prieš tai sakiau. Jeigu yra bokštelis. Nuo smegenų. Jeigu šernas bananus mėgsta. Nuo smegenų viskas. Tiesiog reikia išanalizuoti visą tą. Tai kaip natūralu, kad jeigu tu eini medžioti, kaip sakyti, stirniną, ar ne, tai tau reikalinga galbūt lazda, reikalingas šautuvas, galbūt atstumo matuoklis, ar ne, tai toliau. Jeigu tai neišia medžioti šernų, jeigu tenas vis tiek patamsti, reikės jau prožektoriaus, ar ne? Tai kiek atitinkama įranga, tai čia irgi yra tas pats. Tai vakar, kad grįžti prie tų jaukų, įsivaizduokime, kad yra bokštelis, ar ne? Ir netolies yra kokia senovinė, apleista sodybė, ar ne? Ir tenais, sodyvietė visą laiką būdavo tų obelų, ar ne? Oboliukai krenta ant žemės, visi renkasi didžiausią plotą tiem laukiniam žiūrim. Tai natūralu, kad toj vietoje patepus obolių druską arba obolių nektarą, jinai veiks labai greitai. Ar ne? Tai labai, nes, pavyzdžiui, aš turėjau kaip pavyzdį, kad ir prie mano bokštelio buvo kukurūzų laukas. Ir pas mus tam regione sudėtingi su tais šernais yra sudėtingi su šernais. Ir mes galvom, kad tų šernų nėra. Ir taip sutapo, kad pradėjus naudoti būtent kukurūzų nektarą, pradėjo ateiti tie šernai. Į mokyklą. Jo, ir tada tu gali jau bandyti skaičiuoti, analizuoti, iš kur atėjo, kaip ką, pagal pėdas eini. Prasidėjo procesas, ar ne? Ir vėlgi, tai užtat sakau, reikia, kaip sakyti, eksperimentuoti, kaip visi šaudyklą važiuoja, keičia šovinius. Sakau, kaip ir dirbau, tu parekomenduosi šovinius klientui, jeigu jisai nesumedžios ten savo, nežinau, įspūdingiausią, tu būsi kaltas.
Užtat turi kiekvienas žmogus, kiekvienas, manau, ten medžiotojas ar paprasčiausiai bet kokioje sistemoje, tai kokioje situacijoje turi pats eksperimentuoti galbūt. Žodžiu, smegenų niekas neatšūkė, net ir turint labai gerą produktą. Smegenys yra pagrindinis įrankis, ne? Ja, tai reikia analizuoti. Reisi man tai vis tiek tenais. Aš kaip buvau, pažiūrėjau, visų metų ten medžioju ar ne, bet man labai aš jau norėjau, kaip sakyt, pamatyti ir tą taurųjį elnią, visą kitą. Taip, tas. O dabar gausi klausimą. Čia turbūt aš nežinau. Yra girdėję Hebra, vieni iš kalbų, kiti ne iš kalbų. Kaip tu medžioji elnę? Kiek pas tave kamerų ten? Sklinda legendos tokios apie tą medžioklę sklinda. Kadangi... Nečiuronus sukūrė. Čia yra dvi medalio pusės, ar ne? Pamatyti, sekti elnius yra vienas dalykas, tai yra viena medžioklės dalis, bet kadangi tai yra, tai buvo, kaip sakyti, man pasisekė, man pavyko sumedžioti tą pirmąjį savo gyvenimą taurį elnią, tai aš tikrai stengiausi, kaip sakyti, netaikyti papildomų veiksmų tam procesui, kaip sakyti, tam rezultatui. Medžioklės rezultatui. Jo. Dėl to, kad, kaip sakyt, vis tiek norėjusi, kaip tu, vis tiek, būkim, kaip sakyt, vieni bet teisingi. Ateina, tai vis tiek žmonės, medžiotojai, visi, ar tai mėgsta pasigirti, papasakoti istorijas. Ir jeigu tu tiesiog pasakysi, kad, kaip sakyt, čia toks kaip savotiškas principo reikalas, jeigu tu pasakysi, kad į jaukų papylį, jaukykloje atėjo elnės ir tu sumedžioji, aš manau, kad tai, kaip sakyti... Tai nebus tai įdomi istorija. Tai nebus tai įdomi istorija, sakyti, tai aš kaip sakyti, savo pasakiau, kad tai turi būti sėlinimas rujos metu, gyvenimas miške, jokių, kaip sakyti, jokių... Kiek dienų miške gyvenai? Iki to, kaip sakyti, to trofėjo, dabar bijau šitą pameluoti, bet tai buvo, man atrodo, 34 para, jeigu neklystu. Jo, tai buvo 34 para. Kosmosas. Jo, per pirmą, bišį, kaip sakyti, tą jau topo jau, kaip sakyti, ant pačio galo jau, ar ne, aš jau supratau, kad aš jau pats galbūt šiek tiek perdegiau, nes kai tu tiek sėdi miške, kiek tu sėdi, kaip sakyti, be šeimos, be vaikų, tai automatiškai visi jau, kaip sakyti, tikisi iš tas labai daug, ar ne? Tu tikisi tokio rezultato, kiek laiko praleidai jau tam miške. Bet tai, aišku, tai nereiškia, kad man tiesiog, kaip sakyti, tos paros tai nereiškia, kad buvau blogas medžiotojas, kaip sakyti, ar ne? Arba blogas tėvas. Iš tos sėdės. Bet, aš tiesiog norėjau, kad viskas būtų idealiai. Ta tokia klasikinė, užtikrinta medžioklė, kad, kaip sakyti, būtų viskas, kad, kaip sakyti, kad galėtum pasakoti kaip anūkam, ar ne? Kad, Ir pasirodo, net nereikia nevažiuoti kažkur į užsienį labai. Žinoma. Bet gerai, bet tu tą elnę stebėjai, tu įsekiojai, aš taip suprantu. Istorija visa buvo tokia, kad kaip vėlgi pradėjom testuoti tos jaukus, aš buvau, kaip sakyti, nusižiūrėjęs vieną patiną. Tenais jis buvo labai spūdingas. Aš jau tenais ir su vaikais vežiau morkas ir obuolius tenais, druskas ir tepėm tenais, kameras visas pajungiau, kad kur miega. Kiek kamerą pajungiai? Tai grubiai, 12 gal. Tu visai nušokęs nuo fazės. Tiesiog, man labai reikėjo. Okay. Ir paprasčiausiai, aš gyvenau jau tom kamerom, naktimis atsikeli, žiūri, iš kur įėjo, kur išėjo, ta prasme, verdė gyvenimas toks savotiškas. Ne? Ir žinoma, atėjus rujai, kaip sakyti, aš žinojau, bet praktikoje aš neturėjau. Tai jisai išėjo kitą rujelę ten. Ir paprasčiausiai jisai išėjo, jeigu neklystu, apie 17-18 dieną, o aš buvau tom parom to pačio miško, bet kitam kampe. Ir paprasčiausiai jisai patelį nekvietė, pati pradžia. Ir gavosi taip, kad mūsų keliai miškai išsiskyrė. Ir jisai nuėjo pas kaimyninius plotus ir vienam medžiotojui labai pasisekė. Labai pasisekė. Bet čia viskas yra to. Bet tai yra normalus dalykas. Jeigu būtų atėjai, rugpjūčio 15 startas ir rugpjūčio 18 tu sumedžioji elnią, neįdomu. Tiesiog. Tai va, ir tada toks, kaip sakyti, toks savotiškas, galbūt pavadinkim,
nežinau. Buvo labai gaila. Buvo labai gaila, bet galbūt tas pastumėjo tam tokiam karžyjo keliui dar eit tolyn. Dar toliau. Jo, dar eit toliau. Ir tada visas prasidėjo, kad, nu, sakau, kaip sakyti, ir savo tokį asmeninį rekordą pagerinau, kad per savaitę laiko 12 medžioklių, jeigu skaičiuojant rytą ir vakarą. Tai 12 tų sėlinimų, bet aišku, daug kelnių išstudijuota, patirtis neįkainojama, elgsena, visi tie riaumojimai, patelių šaukimai, kaip tas gyrių karalius viską elgėsi miške, tai buvo labai daug išmokta, labai daug patirties ir ta patirtis net dabar jinai padės dar daugiau mums net ir produkcijose. Dirbant to, nes radom irgi tam tikras problemas, kai tu eini ilgus atstumus, kas vyksta su avalinė, kas vyksta su žiūronų petnešom ir visą kitą, tai čia vėl produkcija, bet grįžtant. Ta praktika, ką tu gavai, žinoma, bus panaudota. Žinoma, ateityje tikrai. Gerai, Bet va, apie tą elnę grįžtant, kaip sakyti, į tą jau kulminaciją, ne? Jo, tai žodžiu, jau aš apie daug tų elnių, daug elnių, daug tų pravaikštų kilometrų. Ir sakau, ir taip gavosi, kad jau ko gero, kad tas perdegi ir jau tu kaip ir vos negali grįžti į namus be to elnio, ne? Tai va toks, kaip sakyti, čia galbūt psichologinis toks čia dalykas toks prasideda. O kaip buvo ta kelionė, nes būna paprastai, žinai, labai nori kažko, tada jeigu neišeina, būna pradedi palaidai viltis tam. Arba nuleidi kortelę. Arba, žinai, kaip gali būti, tai iš tai galima pavadinti taip, kad tu kai labai nori, aš ruošiausi tam dalykui pusę gal metų, konkrečiai tam ruošiausi, tu labai nori, po to biškai nepavyksta ir po to gali atsirasti žodis dar reikia. Tai čia toks, gali irgi įdėti rėmų šitą, bet toks ir, nu bet, aš jau pačio galo buvau susitaikęs, kad, kaip sakyti, šiais metais nepavyko. Ir, kaip sakyt, apžiūrėjau daug patinų, įsudėjau kirtimus, atradau nematytų vietų, susidėliau planą, kur reikėtų ir, kaip sakyt, ir druską tą dėti, tepti ir maitinti pavasarį, kai numesta. Rimta pažinimo kelionė. Tai šitas dalykas, bet pati va, ta kulminacija, sakau, tenais 33-34 ten ta diena. Tai aš jau paskambinau irgi, aš buvau iš vakaro irgi ant elnių ir jau buvo į pabaigą ta ruja ir tie baubimai jau pradėjo mažėti. Ir gavosi toks niuansas, kad grįžau namo, jau kaip ir žinau, kad jau tikrai nevažiuosiu ryte ir kažkaip, nu, va taip. Nu, gal dar kartą. Dar tą. Paskutinis. Nu, jo, bet jau čia buvo kokią 10 kartų prieš tai tas pats. Paskutinis pasisparinimas jau buvo. Savaime suprantama buvo tiesiog. Taip. Nu ir, žodžiu, išvažiavau aš tada tą naktį. Aišku, grįžau namo, dariau sprendimus, kur ėjau, kas analizuoja, kas blogai, kas gerai. Aišku, aš prie to, nu, tikrai, kaip sakyt, aš nesau, kad aš moku prieiti, bet aš tikrai mačiau 10 plus tų elnių, kaip sakyti, ant taikiklio, bet buvo paimtas sprendimas, kad tiesiog jie yra galbūt, kaip sakyti, perspektyvūs ir dar, kaip sakyti, nemedžiotini. Ne? Ir tos kartelės, kurią tu turėjai užsibrėžęs nuo pat pradžių, tu stengiasi nenuleisti tos kartelės taip žemyn, nesvarbu, kad jau sezonas į pabaigą, kad jau baubimas baigėsi. Užtat tas gavosi, kad nu, tu ieškoji jau tada, kaip sakyti, jau nebeieškai beleko. Beleko neieškai, aišku, selekcinis yra pirmenybė. Vis tiek, kaip sakyti, aš visą laiką sakiau, kad ir kiek aš girdėjęs ir iš kitų medžiotojų, vis tiek, kai jaunas medžiotojas turi klausyti ir tu tą patį tai gali pasimti ir mokinės dar iš kitų klaidų, ne tik iš savo. Nu, kaip sakyti, auksinį stirną arba medalinį trofėjų elnio patiną, tu ko gero, kad yra sunkiau sumedžioti negu vienaragį Eliotą stirniną.
Vienareikšmiškai. Arba Arba su trirakį. 2 kardais irgi patiną elnią. Tai Aha. aš manau, kad tokie trofėjai jie irgi neturėtų būti labai nuvertinami. ar ne? Tikrai taip. Tai va, tai žodžiu, va, tai grįžtam prie to elnio, tai grįžau į tą pačią vietą, girdėjau, kad kriuktelėjo, bet aišku, vėl rujos pabaiga, balsai jau kiti, Balsai kiti. gali žiūrėti tą YouTube kiek nori, ten jau tu nieko neskirsi toks vaizdas, yra tos tiesos. Ir galiausiai jo, ir patraukėm, tai paskambinau bičiulį, mes nuvažiavom į tą kirtimą, viskas idealiai, rūkas, lietutis kapsi, taip. Kaip kino filmas. Nu, visas idealiai. Ir mes išgirdom, kad vieną kartą būptelėjo, kaip sakyt, priešais mus ten kilometras, ar ne? Ir mes einam link to ir aš jau kaip ir mišką užžinau, nes aš esu pravaikščias, ar ne, kad, nu, ten 200-300 metrų ir prasideda laukas ir žvyrkelis, visas miestelis. Tai nėra kur daugiau eiti. Viskas, tai reiškia, kaip jau. Ir realiai vos ne kaip ir dar, ne tai, kad baigta medžioklė, bet jau toks biškį nusivylimas jau vėl. Atsiranda liūdniau jau. Ir tada, žodžiu, toks mes iš to kirtimo biškį išėjom, pasitraukėm į šoną, galbūt užėjęs iš kairės, dešinės, nu, kažką galbūt dar pamatysim, kad, kaip sakyt, bent jau įspūdį gauti, ar ne? Ir, žodžiu, biržynas, toks, nu, 4-5 metrai aukščio ir toks, nu, nelabai kas matosi. Ir jau švinta visas idealiai ir praeina kažkas. Ir aš taip, žiūronus greitai, nes ką švito, termovizoriaus jau nereikėjo, žiūronus švist, žiūriu, kad kažkas keistų. Ir aš tam bičiuliu sakau, Danielius? Sako, mes Danielių neturim. Aš galvoju, nu gal netyčia kažkas. Ir sakau, ten matai realiai nosis, ragelis, užpakalinė visa dalis ir visą tu niekaip negali suprasti, kas tenais yra. Nu ir jis savo, kokią, nu nesu, 40-50 metrų tiesiai prieš manęs praėjo per tuos, nebėgdamas ir paėjo tenais. Ir aš žinau, kad prieki yra labai gražus kirtimas. Ten vidury miško, ten kilometras, tenais, į plotis, ten 200 metrų kilometras tiesiai. Labai graži vieta. Ir aš taip, mes jau net pradėjom šnabždėtis, jau kaip jau suprantam, kad jau sakau, einam pažiūrėti. Einam pažiūrėti tenais, ar ne. Ir mes einam, aišku, jau biškiai atsipalaidavęs, jau trakšt. Ir likus kokie 50 metrų girdžiu, elniai bėga iš tos kirtimo. O dabar jau viskas, vėl namo važiuojam. Vėl jau kaip žemės pardavęs, sakau, einam pažiūrėsim. Ir dar kažkas trakštelio. Ir žodžiu, likus, kaip sakyt, mes tokio biržyno, ir likus kokia 10 metrų iki tos sustos jau, kur viską matai. Aš žodžiu, tokį padariau kokį, nu, taip sakyt, nu, nestandartinį gal žingsnį, ar ne, pradėjau bėgti į kirtimą, tam, kad bent jau pamatyti tą elę, gal kažkoks, kaip sakyt, nes aš realiai, nu, nesiekiau būtent tą, kuris jau buvo bendram rezultatui. Ir žodžiu, įsivaizduokit situaciją tokią. Yra kirtimas, aš išeinu, matau jau, kad jau per medžius jau balti užpakaliai jau eina tiesiai. Kad jau nekibo ir visai nustojo. Ja. Ir aš dedu tokį staigų žingsnį į kirtimą, ir kirtime, nu, kelmas. Aš ant jau užšokau ir kad bent jau pažiūrėt, bent, nu, tą kaip sakyti, vis tiek tu sėlinai, jei kažką žiūrėt. Kas, jo. Nu ir nieko, žodžiu. Nieko nėra. Ir žodžiu, ir taip trakšt. Ir tas patinas, kuris mums praėjo, jisai paėjo toliau. Ir aš kaip dėjau žingsnį, už 2, realiai 3 sekundžių, nu ten visas labai greitai vyko. 70-80 metrų, jisai deda tokį patį žingsnį į kirtimą ir pasilipa su priekiniam komu ant kelmo, kaip ir aš stoviu. Viskas, man jau tapas. Ir aš jau matau, ta prasme, kad, nu, teisinga linkme tie, kaip sakyt, pats trofėjus, ar ne? Bet aišku, ta visa emocija po tiek viso laiko, tai tenais, kaip sakyti, gali ir klaidą dar padaryti, bet jau ir tas nuovargis. Gali ištempti iki medalio. Ja. Nu, ir žodžiu, jis atsisuka mane, užbaubė ir ta prasme, ir buvo atliktas, kaip sakytas, teisingas šūvis. Ne? Ir žodžiu, trofėjus. Kiek sekundžių nuo to, kur tu užlipai ant kelmo, iki šūvio? Nu,
7 galbūt. Nes jis 2 kartus spėjo subaupti, nes aš dar buvau nesitikinęs. Nu, aš nenorėjau, kaip sakyt, vėl. Ne, nu, 30 kažkurioje dienoje padaryti klaidą. Aš tiesiog nenorėjau, nesakau, nes visi tikėjosi ir nu, aš jau privalėjau ne tik savo įrodyti, bet ir kitiem, kad nu, aš nebereikalo jau. Ir kad gali. Nu, galbūt savo toks savotišką tokį kartelę, kai užsikeli, tai taip ir atsitinka. Tai va, bet tai buvo atliktas tai savo teisingas šūvis, pabėgo Elnės 20 metrų ir jisai nukrito tada, žinai. Ir, nu, jo, tada emocijos buvo labai... Ta istorija Facebook'e, čia turbūt aš nežinau, kas jas nežino. Jo, aš nerašau. Kas jas nežino. Aš nerašau postų į Facebook'ą, ta prasme, ne dėl to, kad galbūt nemoku, bet tiesiog, nu, yra taip. Bet būtent va tą, ant tos emocijos, tai praėjo laiko, nes visą tai vis tiek, nes aš dar, nu, jau dabar mažiau, bet aš dar pastaruosius 3 mėnesius gyvenau su tuo. Su ta emocija, ta prasme, aš nieko kito negalėjau realiai galvoti. Ir gavosi taip, kad sakau, kad tikrai nuoširdžiai rekomenduoju bet kuriam medžiotojui patirti tą jausmą, kurį man pasisekė patirti man, sakau, nes emocijos tai buvo, kad ir tas nuovargis, ir tas drebėjimas, ir to rankų, ir to šalto nelaikymas, ir dabar, nu, ten vos ne, nu, ten sakau, ten visos emocijos viename. Ir gimtadieniai, ir vestuvės, ir laidotuvės vienu metu. Ir kalėdos ir nauji metai. Iš tos serijos, tai va, tai... Gerai, tikrai. Žiūrėk, o dabar tada tiesiai išvysi. 30 kelias dienas, kasdien beveik kasdien. Žodžiu taip. Kaip šeima reaguoja? Va toks klausimas. Tai va, buvo, man atrodo, pusę metų tas pasiruošimas ir buvo tas dalykas. Vėlgi, neprimkim, kaip sakyti, už vieną pinigą, 34 para. Bet žodžiu, tai buvo taip, kad standartiškai buvo taip, kad vakaras, važiuoju iš vakaro, sutemsta, vis tiek namo, eini miegoti. Rytas. Rytas, važiuoji vėl per naują į mišką, tada pabūni, 7-8 ryto važiuoji namo, dušas, darbas, iki pietų, 3 valandą, 4 jau vėl tu sėdi kirtimuose. Tai aišku, tai ir žmonos mama atvažiavo padėti ir vaikus suvežioti. Nu, viskas, nu, tiesiog, nu, aišku, buvo piktumų, tai čia natūralus dalykas, ar ne? Bet aišku, bet tai vėlgi, buvo šiek tiek ir pertraukos, nes tai, sakau, po viso to, sakau, 10 kg minus. Tai jo, toks buvo, kaip sakyti, nesididžiuoju to, bet istoriją turiu, kaip sakyti. Istorija ir gera. Man jinai yra labai svarbi ir sakau, vieni gali teisti, kiti gali juoktis. Bet tai yra to, ką aš išgyvenau, to nieks nepakeis ir bet kuris komentaras, tai kaip sakai, tu gali priimti jį, gražiai, blogai, nu čia jokios skirtumų. Tikrai taip. Tai va, bet faktas. Bet nu vis tiek, buvo ten tos kelios dienos pertraukos, ten kaip buvo tokių momentų, kad ir kažkieno gimtadienis ar ką. Tai žinau, važiuoju gimtadienį, bet laikrodis jau yra statytas. Ir po medžioklės, kas buvo dar vienas toks niuansas, kad iki yra ta patarlė, kur šuo ir karimas pripranta, ar ne? Yra toks, ar ne? Tai gavosi toks niuansas, kad nepripranta, bet principas po tos visos medžioklės, ar ne? Man žadintuvo nebereikėjo statyti. Nebereikėjo. Įpratis. Jo, bet aš jau viskas jau dabar grįžo senas vėžės, bet taip, aš dar turiu nuotrauką, 3.05, 3.10, 3.15, tu stačiasi pamiegos, tada vis tiek. Grįžti, kol susitvarkai, 4 valandas pamėgi ir važiuoju. Sakau, bet tai yra mano istorija. Kiekvienas medžiotojas turėtų savo istoriją. Kiekvienas istorija yra unikali, nes tai yra skirtinga vietovė, skirtingas miškas, skirtingas trofėjas, skirtingas priėjimas. Nu, bet sakau, bet tą emociją savo, jie yra sudėtinga perteikti, kaip tu ne visiškai joje, kaip sakyti, dalyvauja, ar ne? Ir turėtum būti, kad suprastum šitą emociją, turėtum būti kaip minimum pats elnius medžiojęs ir ryte, ir vakare, ir ne kartą, ir kad suprastum, ką tai reiškia. Ko gero. Nu, vėl čia, aišku, aš viduje jau tiesiog 20 medžioklė jau supratau, kad man visą laiką sakydavo, ir tėvas sakydavo, kad kai bus tau skirta, tai bus tau skirta.
Tai aš visiškai paneigiau tą, kai kaimynai sumedžiojo tą elnę, kurį šėriau morkom ir obuoliukais. Ir tada supratau, kad, ne. Tai, Ne tavo buvo. Ne, ko gero, kad taip. Ir iš tikrųjų, ir po to aš pradėjau galvoti, aišku, šis trofėjas irgi yra gražus, jisai labai stiprus. Įspūdingas. Jis tikrai tas, kaip sakyti, medalinis, aš jau turiu rezultatus, ten 129,98 pagal 3 balus, tai gaunasi kaip ir 11 pritruko prie sidabro, prie aukso, bet sidabras yra stiprus. Tai man kaip pirmam elniui. Pirmas, ne. Tai, o klausyk gerai, tai ne per aukštai dabar kartelį užsikėlė? Tai aš tą norėjau pasakyti, kad jeigu būtų pasisekę su anuo, kur buvo 21 šaka, kur tenais yra įspūdingas, ta prasme. Tai sekantis tavo nesumedžiotas neaišku, kada būtų. Tai... Čia mes šnekėjom prieš podcastą su Ryčiu apie tai, kad kiekvienas iš medžiotojų, reiškia, užsimeta savo į priekį tam tikrą kriterijų, ne? Ta prasme, kad tu eini medžioji, tu matai žvėrį ir tu, reiškia, mintis kokia, ta prasme, tai aš jo nešausiu, jis man nereikalingas, nes aš turiu geresnį. Ta prasme, čia ta mintis yra, kad... Vėl, kiekvienas tas trofėjas yra savotiškas, bet aišku, dabar, ta prasme, kai sulaukiau savo to trofėjo, žinoma, kad kaip sakyti, tikrai iš tų 10 galimų, kuriuos galbūt pavyks pamatyti kitais metais, tikrai bus kokie 6 padėti iš šoną iš karto. Iš karto, dėl to, kad jie bus prastesni. Jo, bet, saudien. Tai nereikia medžioti ant tų, kaip sitų jaunų, jeigu tenais vėlgi selekcija pirmo vietoje, tai žinoma, kad jeigu bus su kardais, tenais su žnyplėm, ten visus pagal tos požymius, tai žinoma, tokį trofėją įdomu turėti. Bet sakau, būtent tas trofėjas yra man kitoks dėl to, kad tiek laiko, tiek valandų, tiek kilometrų, tiek tų kilometrų praeitų duoda savotišką tą papildomą tą vertę, ar ne, tam trofėjui. Tai ir sakau, aš pasikabinęs, kaip sakyti, tą visą, vadinkime, keiką, tą iškamšą, aš gal buvau pasižadėjęs, kad pirmas trofėjus, ne tik ant lentelės, o turi būti tas keikas. Tai aš kiekvieną rytą ateidamas į ofisą mintise žemai galvą nusilenkiu ir tik tada einu prie kompiuterio. Grįžta emocijos. Tai žiūrėk, labai faina, fantastiška istorija ir aš tokį bendrą motyvą pradedu matyti, ne, kaip ta medžioklė eisiu iki galo, kol pasieksiu dar 30 plus neriba. Taip pat atrodo, toksai, tu apsėstas maksimalistas, tai taip pat kaip ir su tais batais, irgi ten 600 laiškų, ne, ir dar būtų galbūt neriba ir galbūt kitas žmogus būtų jau ties 300. Sakęs laiškų, gaminam, gerai bus, ne, tai man to irgi toksai ženklas, kad, rypo kokybė abejot neverta. Nes ant popieriaus gali būti labai, taip, kažkas paėmė, šiais laikais irgi kaip gyvenama, ne, kažkas nusintė užsakymą, užsidėjo savo liduką, atsisintė, viskas tvarkoja. Bet jeigu tu tikrai testuoji įrangą, žiūri, kas patinka, išbrokuoji, išmeti, ieškai, ir tai tokia irgi labai, manau, graži analogija, tai kad, reikia kokybiškai daryti, stengtis. Tai žinoma, tai aš kaip prieš tai minėjau, vieną kartą gali apgauti žmogų. Antro tau karto nebus, ar ne? Ir viskas, ir jeigu tu nepateiksi, taip, mūsų kainos yra, ta prasme, jos yra tikrai, kaip sakyti, čia įsireiškus, adekvačios, ne? Jos atitinka kokybės ir kainos. Kokia idėja, nesakykime, man atrodo, buvo kažkokia idėja, ne už kainos, kad nedaryk maksimaliai. Iš tikrųjų, čia buvo viena iš pagrindinių irgi tokio, kaip sakyti, idėjų, įkuriant visą šitą, puoselint šitą visą idėją, kas liečia su rypo, ar ne? Yra tas, kad parodyti galbūt ir tam klientui tą kainą, kuri iš tikrųjų yra, kur jinai vertas tas daiktas tų pinigų. Tai nes tikrai didieji, aš sakau, uždirbę su praktiškai didžiausiais tais gamintojais, gamyklose buvo šnekėjęs asmeniškai ir su direktoriais ir visą kitą. Tikrai tos prekės galbūt kartais gali būti biškai pervertintos už tą kokybę ir tą kainą, nes tai jeigu pavyzdys, sakau, vien, kaip sakyti, už lipduką ten papildomų, ten, sakyti, dvigubai gal nereiktų mokėti. Tai užtat ir ta tokia, kaip sakyti, tokia ir mintis buvo, nes ir visas tas pagrindas, visa ta struktūra, ne, ta visa, tai ir mūsų pardavimo. Mes, pavyzdžiui, sakau, mes stengiamės, kad galutinis vartotojas būtų neapgautas nei kaina, nei kokybė. Tai čia tas variklis ir aš manau, kad jisai su laiku gal ir pasiteisins, kaip sakyti. Čia dabar dar paprastas. Gerai, o dabar pasakyk, atsiprašau, Simai, rypo, ne? Rypo yra tik Lietuvoje.
Ne, Lietuvoje, taip dabar, kaip sakyti, jau pabiškai jau ir galima rasti, praktiškai beveik visose ginklų parduotuvėse, ir ne. Turizmo dar, kaip sakyti, pabiškai darbuojamės, bet dar, kaip sakyti, man pačiam, kai aš asmeniškai daug parduotuvių pažįstu, tai per tiek metų, tai darbo kartu, tai šiek tiek ir lengviau galbūt, ar ne? Tai va, tai ginklų, bet mes irgi stengiamės visą tą perteikti ir į Europą, ar ne? Tai, kaip pavyzdys, turime ir Bosniją, Hercegoviną, ir Serbiją, Ispaniją, Beneliukso šalis, Vokietiją, Slovakiją, Sloveniją, Latviją, Estiją, Lenkiją. Kaip sakyt, po biškį, ta prasme, mes, kaip sakyt, stengiamės į tas parodas užatvažiuoti, gauti tos, kaip sakyti, tos komentarus ir bandyti parodyti žmonėm, kad ką mes turime, ką mes galim pasiūlyti. Bet aišku, visokių paradoksų yra. Nėra taip paprasta, kaip gali atrodyti šoną, ne? Visi to tiek pasiruošimai parodom, taip toliau, tai leiskime irgi, kaip ir buvom Skandinavijos šalyse parodoje, ar ne? Tai pavyzdžiui, buvo visiškas paradoksas, kai mes gavom gerus įvertinimus, kaip ir, graži idėja, viskas yra tvarkoje, bet kaina jiems buvo per pigi. Užtat šiai dienai mes neturim nei vieno realiai kliento potencialaus Švedijai, Danijai, neturim. Dėl to, kad jiem yra per pigų. Jiem paprasčiausiai, vėlgi, visi nuo seno žino, kad skandinavų kokybė yra tikrai aukšto lygio. Ta aukšto lygio, nes ir visiems tikrai žinomas ir Fjellravenas yra skandinavų, jei neklysiu švedų jo. Tai tikrai daiktai visi kokybiški. Tai nereiškia, kad mūsų yra nekokybiški, bet jų psichologija yra tokia, kad už kokybišką daiktą reikia sumokėti. Taip. Jo, tai va čia mūsų didžiausia, kaip ir nesakyčiau, kad tai yra problema, bet vien dėl šio dalyko mes neturime. Tai mes visko norim kokybiškiausių, dar nemokamai dovanų. Gali būti. Yra. Filosofija. Yra tas. Jo. Kaip pavyzdys, daleiskim tos, pavyzdžiui, mūsų dėklai. Tikrai mes patenkinti tais dėklais ir mes tokius sprendimus padarėm, kur gal kiti neišdrįso gal padaryti, bet kiti tam, pavyzdžiui, rankenas, daleiskim, visos yra, kaip sakyti, su lipuškėm arba su knopkėm rankenas, ar ne? Mes įdėjom magnetą. Tyliai, uždarai ir nešėsi smulkmena, kuri tenais, kaip smulkmena, kaip tam anekdotė, smulkmena, bet malonė. Tai, pavyzdžiui, jiem ant tiek patiko dėklą, bet sako, mes tos dėklus galim pradėti tik po 180 eurų, o pardavimo kaina 85 eurai. Ir, ta prasme, jiems tas... Nes kadangi vis tiek internete, mes nepardavėm galutiniam vartotojui, bet internete mes kaip ir toks, kaip sakyti, ir gamintojas, mes privalom pateikti kainas žmonėms. Jo, kaip sakyti, rekomenduojama gamyklos kaina. Ir taip gaunasi, kad pas mus 85, jie nori po 160 ir taip gavosi, kad jie tiesiog arba ištrinkit viską iš interneto, kad nebūtų kainų, nes mes pradėsim po 180. Tai viskas yra tvarko iš kitos pusės. Ir dvi medalio pusės. Pirmas dalykas, kad mes, kaip sakyti, neturim tenais kliento ir mes negalim įeiti, kaip sakyti, vėl gauti į rinką, bet vėlgi rinka, bet mums irgi, man svarbiausia yra kritika ir galbūt ir geri atsiliepimai, bet kritika tik daro mus. Ir tada gaunasi tas, kad mes tada būnam aukščiau galvą, kai gaunam kritikos, mes būnam aukščiau galvą, nes mes galim tai bandyti ištaisyti, ko mes negalėjom daryti, kaip ir minėjau, kaip aš dirbau ginklų parduotuvėje, tu tos neištaisyti, o čia gali, tau yra platus vandeninai, tu gali taisyti kaip nori. Tai va tokia problemėlė, tokia mažytė, bet taip yra. Bet malonė. Ne, tai malonė, bet tik tiek, kad, tai vėlgi, jie neperka. O būtų įdomu, žiūrės, o pas jūs tai oranžinė spalva tenais. Aš tai bijau procentais pameluoti, bet tenais daugiau negu 60% ten kūno turi dengti oranžinė spalva. O pas jūs tie oranžiniai dėklai tikrai kokybiški ir mes įdėjom papildomą dar, yra dėklas ar ne, jis su paminkštimas. Mes papildomai įdėjom dar apačioj
papildomą tokį sluoksnį, tam, kad sugertų smūgį, jeigu tu tiesiog ir nukristų, arba kaip pastatant, krenta jisai, arba kaip jisai, daleiskim, kai tu dedi ant žemės, net tas milimikrono smūgis net nebaršteltų, kad apsaugotų tą. Vokiečiai labai patenkinti, jie, ta prasme, žinau, mes esam dar maži. Sudėtingas kalbėti apie kažkokius skaičius, arba tenais mes neparduodam konteineriais ir fūrom, tikrai nevežam iš tos serijos. Bet kaip mes gaunam įvertinimus, tai kaip sakyti, kai aš gaunu kliento įvertinimą, kaip aš jau buvo atėjo parodoj ir daleisim tie žiūronai. Atėjo žmogus, sako, ar galiu nusinešti į kito žinomo gamintojo standą. Žinoma, žinoma, gaminto, kur pas trečią žmogų. Melsvas. Baltas raidės. Tai va, mažai raidžių. Tai va, jisai nusinešė, žinoma, kad šitie žiūronai neprilygs didėjam gamintojam iš Austrijos tenais ir panašiai, ar ne? Bet už tokią kainą tu turi darbinį įrankį. Įrankį. Testus iš tikrųjų daryti, biškai, kaip bus šviesiau laukia, tai tiesiog matuosim. Tai va, tas šviesos palaidumas, ta kokybė ir ta prasme, jeigu savo grįžtam prie to kliento, jisai nuėjo į tą standą, žinoma, kad jisai sulyginęs su brangiausiais, jisai negaus tokio pačio rezultato, bet plius tiek paroda yra uždara, ten yra daug apšvietimo, tu to negali išmatuoti tikslingai, bet jisai palygino su žiūronais, kaip sakyti, dvigubai brangesniais, tarkim, įsivaizduokime taip, ir stiklai. Su mėlynu logotipu, tai kokie 4 kart brangesni. Jo, bet jie turi mažą gamą, arba bijau pamatyti, ar dabar turi, bet jie turi... Tos, kur biškai pigesni. Kurie biškai pigesni, kur 550 eurų. Jo, tos, kur aš naudoju, jo. Jo, tai va, tai jisai ir tenais irgi japoniški stiklai, nes realiai, ten sakau, realiai ta pati linija įdėjo ir šitus stiklus. Tai, bet esmė ta, kad žmogus atėjo ir jisai nusipirko pas mus. Tai aš viliuosi, kad jis tikrai pamatė, kad jie labai nesiskiria nuo didžiausio gamintojo, ar ne? Bet toks įvertinimas toks pamalonu. Ir ta diena buvo labai gera. Aš, kaip sakyti, kritiką klausėm, visą klausėm, bet kaip atveži naują daiktą ir gauni tos pirmus atsiliepimus. Gerus įvertinimus. Vis tiek, malonu. Ir sekančią dieną, aš žinoma, aš jam daviau savo vizitinę kortelę, sakau, bus kažkokių problemų ar dar kažkokių, rašykit, bus geri atsiliepimai, rašykit, klauskit, kažką reikia, visada padėsim. Ir skambina, kad, sako, aš dar 2 draugus atsiunčiu kitą dieną pas tave, nes jie buvo išvažiavę į medžioklę tą pačią dieną. Tai čia ketvirtadienis, visą savaitę Dortmunde buvo ta paroda. Ir jisai, kaip sakyti, važiavo su kolegom ir kolegos grįžo pas mus ir nupirko dar 2 žiūrovus. Tai man šitas įvertinimas, aš manau, kad, sakau, neskaičiuojant laiko, pastangų, finansų, kaip tu sudėlioji tai parodoj, bet tie 2 žodžiai atpirka ko gero visą tas pastangas ir tą visą tą galbūt tą įdirbį. Nes tai yra, žinoma, kad tai yra svarbu, ta prasme, nes aišku mes kalbam čia, kaip sakyti, apie užsienį. Lietuva irgi yra labai svarbi, nes lengviau galbūt paaiškinti žmogų, ar ne, vis tiek vokiečiai, vis tiek jie angliškai kalba, bet reikia vokiškai jam aiškinti. Kitas dalykas, jų tradicija, ta medžioklės yra momentais ne šiek tiek kitokia. Taip. Tradicinė yra gerokai. Taip, tai užtat atsakau, kad ir Lietuvoje smagu, kaip, pavyzdžiui, tu nuvažiuoji į medžioklę ir, ta prasme, žmogus patenkintas sako, kad, pirkau dėklą ir tu matai, kad tavo dėklas, galbūt tas žmogus, kaip sakyti, nereikia pažinoti galbūt mūsų įmonės vidaus, ne, tų, kaip sakyti, žmonių, kurie dirba už kadro, ar ne? Dabar jau atrebusi.
Nu, va, tai kažkaip va taip. Va. bet yra labai malonu matyti ir kai dar tu gauni gerą atsiliepimą, kad žmogus trina kiekvieną dieną metus laiko, siūlės neišeina, užtrauktukai gerai ir gal gauni dar pastebėjimą, gal, kaip sakyti, gal reikėtų kišenės padaryti ne užtrauktuką, gal irgi magnetą, nes užtrauktukas tie dantukai turi šiek tiek garso. Tu tą visą laiką tą klausau ir rašausi į telefoną. Ir kai ateina klausimas, kai reikia užsakinėti prekes, tu iš karto tu atsidarai savo užrašinę ir tu darai tą. Ir tiesiog, ir galų galia daug Lietuvos medžiotojų yra mums padėję. Ir aš manau, kad, užsienis taip, kaip sakyti, vien Vokietijoje yra 600 000 plus medžiotojų, rinka yra didžiulė ir visas kitos šalis yra didžiulės. Ir kaip tai, iš verslo prasme, taip, užsienio rinka yra labai įdomi, bet tikrai aš nepadėsiu šoną ir Lietuvos medžiotojų dėl to, kad tiek patarimų, tiek pastabų, tiek testavimų, kurie bent kada yra, kaip sakyti, susidūrę su ta produkcija ir pasakė, ar parašė e-mailą, ar paskambinę, arba iš keikę. Vis tiek visą laiką aš jų nepamiršiu nei vieno ir visiems bus didelis ačiū. Ok, pafantazuok dabar. Šiandien suprantam, apie ką kalbam, nes šiandien priimam taip, kaip yra. Po 10 metų. Idėja viso to, ką mes darome. Pradėkime nuo to, kad nuo tavęs paties, nuo vaikų, nes aš suprantu, kad tavo tėtis medžiot pradėjo, tu užkrėtė tave teisingai. Taip. Jo, su to užkrėtimu buvo labai įdomus pradžia, net galiu net trumpą istoriją papasakoti. Tai va šoviau. Pirma medžioklė jo buvo, kad tėtis skrido į Namibiją su savo draugu, į Afriką ir pasiėmė mane. Žinoma, kad 9. Ir buvo toks, jeigu mes tą istoriją nesidalintume dažnai ir aš nematyčiau video, galbūt šiek tiek būčiau ir per mažas prisiminti visus niuansus, bet tikrai paliko tokį įspūdį, kad mes medžiojam tenais, kaip sakyti, aš visur dalyvauju, žiūrim, viskas įdomu, ten filmuojam, visi fotografuojam, viskas įdomu, mes turim vaizdaviesas, video kasetę, ne planšetės ar kompiuteris. Visi nežino, kas yra video kasetė. Technologija amžiaus vaikas. Tai žodžiu, ir mes, kaip sakyti, tenais, aš nepamenu ten dienos, bet važiuojant į vadinamą tą rančą, nes iš tų medžioklės plotų, kaip sakyti, jau prieš išvažiuojant, ta ranča buvo medžioklės plotose, bet šiek tiek toliau negu ten, kur medžioti. Natūralu, kad prie vartų nieks nelauks ir medžioklė ten nevyks. Ir vaikščiojo antilopės. Antilopės netoli tos rančos, springbokas. Ir žodžiu, ir tas savininkas. Ir šiaip daug lietuvių tenas yra važiavę. Yra tos Maiklas. Aš tai nepamenu, bet žinau, kad jis jau, kaip sakyti, jau išėjo į pensiją. Bet yra ne vienas lietuvis yra buvęs pas jį. Ir sako, duok vaikų pabandyti, sako, vis tiek atvažiavo, tai vis tiek 10 valandų skrydis, viskas įdomu, viskas vaina. Ir ką mes, kaip sakyt, privažiuom, atstumas, kaip man sakė, 150, gal 200 metrų, ten, aišku, šansų tenais yra, man 0, gal -2. Per šaudys buvai? Nelabai. Ir plius kai davė 375 Hollandą. Tai žodžiu buvo tas manevras, kad, sako, pamatys ir pabandyk, sako. Buvo atliktas šūvis, viskas yra nufilmuota, žinoma, petys skaudėjo, man tas ta antilopė nelabai beįdomi beliko jau. Ir savininkas sako, $350 tėvui. Nes antilopė nukrito vietoje. Tai geras. Jo, tai čia buvo pats pirmas toks trofėjas, aš jį turiu. Užkabino? Aš nepasakyčiau, kad užkabino tada. Dėl to, kad 9 metų dėl to dar šiek tiek yra per jaunas. Aš pats turiu vyresnį sūnų 9 metų, jam viskas įdomu, bet dar čiut reikia. Dar reikia to viso suvokimo, nes vėlgi reikia vis tiek suprasti, kaip viskas vyksta. Tai nėra, kad pakėlei šautuvą, nuspaudė gaiduką ir tu medžiotojas. Iš to nesusidaro medžiotojas. Ar ne, tai šitas dalykas. Bet tokia trumpa istorija, kur buvo
ko gero, kad pirmą medžioklę. Aišku, mažiuką mane tampydavo, kaip sakyti, žinai. Veždavosi bukštelius, bet to buvo tokia pirma medžioklė, kur kaip sakyt prisiliečiau jau prie ginklo, ar ne, kad, kaip sakyti, gal jo prie trofėjaus. Ar subrendau kaip medžiotojas po to šūvio? Manau, kad tikrai ne. Bet visa ta patirtis, nu jo, 30 metų tėvo patirtis medžioklė. Jis įrašė kažkur. Jo, jisai. Nu, pas jį patirtis didžiulė ir stengiuosi iš jo paimti tą patirtį ir iš jo bičiulių, draugų, kolegų, nu, natūralu, kad, ta prasme, kad ir galų galę savo ir labai atvėrė akis apie pačią medžioklę vieni, kaip ir ginklų parduotuvėje dirbdavau. Kiekvieną dieną istorijos, tik gaila šiek tiek, kad tu neturi ką papasakoti. Aš kiekvieną dieną... Kiekvienas, kuris ateina, turi ką papasakoti. Žinau, kiekvieną dieną aš medžiodavau ir šernus, ir elnius, ir vilkus, viską realiai, nes vis tiek, ateina klientas, tai vis tiek, kaip tu jaunas medžios, tau ir įdomu, bet taip įdomu, kad tu pats įneri į tą situaciją ir to, kad tu pats baigi medžioklį. Kad tu žiūri video kaip minimum. Jo, tai viskas, labai faini prisiminimai, viskas, tai labai viliuosi, kad pas mane 2 berniukai, tai viliuosi, kad... Žinoma. Nu, vienas tai vyresnysis, kai bus 6-7 metai, tai jis tik į zoologijos sodą nori dirbti. Kas yra iš tikrųjų, kad kadangi pas tėvus namuose yra labai daug trofėjų, tai jis iš tikrųjų pradėjo pirmą rimuoti kaip elnias, o ne kalbėti. Jisai guga ir rėkia namuose. Tai tokia, savotiškų tokių jau, kaip sakyti, jau ateina kartą iš kartos. Bet jis pareiškė, kad jis nori eiti į zoologijos sodą ir jis nori gydyti gyvūnikus ir tai jo pasirinkimas, viskas yra tvarkoje. Tai bet jau dabar mes jau buvome ir kartu medžioklėje ir stirninų praeitais metais ir pavyko, ir, kaip sakyti, ir ta medžioklė buvo pasisekusi ir pavyko, kaip sakyti, padėti partemti, tai viskas, manau, kad teisinga linkme, o mažiukas ir įpavė. To nosis 3 metai ir jis jau tečio darbas elnė šau. Nuo to rudens parodžiau apie save, ką galiu. Tai tėtis jau nieko kito nedaro, tik tai darbas elnė medžio. Tai kaip sakytas, linksma istorija, bet sakau, tokios istorijos, kurių nepamiršiu gero niekada ir sakau, kad labai linkiu visiems patirti, va būtent kas kaip su elniu buvo, ar ne, čia 9 metų, ten šuvis, ten viskas yra viena istorija, bet su tuo elniu. Sąmoningai, kad tu viską darai jau sąmoningai. Jo, kai sakai, tu viską matuoji, vėjus, daug įdomių dalykų, įdomu labai. Aš kai dabar šneku, aš vėl pradedu gyventi. Vėl gyveni iš naujo. Vėl gyvenu iš naujo, jo, tai sakau. Aš niekada to nepamiršiu, bet kai pradedi šnekėti, kai vėl tą istoriją atkartoji, jos nereikia pagražinti, kas svarbiausia. Jinai ir taip įspūdinga pati. Bet, žinoma, man jinai vėl yra kitaip. Iš šono žiūrovui, arba, kaip sakyti, jums šalia sėdint. Tai žinai, visą laiką atsiras kažkas, kuris sakys, jūs durnas, jis 34 dienas namuose nebuvo, sėdėjo tik tai miške ryte vakare ir aš nesuprantu, ką mes šitą darė, ir jis čia negalėjo mėsos nusipirkti maksimum. Yra tokių. Arba tiesiog sakys, kad nieko nesupranta apie medžioklę, nes aš galiu per 2 dienas. Jo, nes aš galiu nueiti ir va čia, jau ant asfalto vietoj guliu. Taip. Nėra taip paprasta. Yra visų scenarijų, aš sakau, aš ir turiu bičiulių, sakau, kolegą ir jisai atėjo į bokštelę, jisai laukė šernų, o tenais 24 šakos išėjo. Virš 200 balų. Po rujos išėjo ir buvo atlikta. Nėra scenarijus. Nėra, ne. Čia kaip sakyti, tu gali ir savo gyvenimą galvoti, bandyti rašyti scenarijų ir vadovautis juo, bet ko gero, kad nelabai pasiseks. Gerai, tai kaip tu dabar įsivaizduoji, tarkim, po 10 metų, ne? Jo. Aš labai viliuosi, kad mes, kaip sakyti, plėsimės. Ir tas dalykas, nes, tas, kaip sakyti, tas bendravimas su žmonėm, judėsim į priekį. Aš manau, kad jinai tikrai nepasibaigs, ta prasme. Man čia buvo irgi juokavo, sako, gerai, sako, kažkada įsiplėsit, sako, vis tiek tiek daug darbo įdeda, taip toliau. Ar parduotum? Sakau, čia toks dalykas, kad, tai yra neįkainojamas dalykas, ar ne? Ir visas tas, kai tu esi, kaip sakyti,
paprastam galbūt, kaip sakyti, ne tik paprastam, bet kai tu esi kaip čia įsireišti, nežinau. Nu, esmė ta, kad kai tu bandai kažką sukurti ir kartais pavyksta, kartais ne, nu, nėra taip paprasta paimti ir atsikratyti. Ir tai nėra šansų. Ne vienas lausia, nėra šansų. Ne, nulis galimybių. Nėra šansų, nes ir tai ir tas. Ir vien dėl to logotipo negalėčiau parduoti, nes per daug asmeniškas pavadinimas. Jis labai asmeninis. Ja. Šiaip nieko, viskas tvarkoja. Pabiškis, kaip sakyti, iš pradžių. pradžių. Jūs yra atpažįstamas jau. Labai atpažįstamas. Norėtųsi sakyti daugiau. Ne, palauk. Ne, aš labai viliuosi, kad bent jau, kaip sakyti, susimu prieš tai šnekėjom, kad nu, aš jau labai džiaugsiuosi, jeigu 30%, 25% Lietuvos medžiotojų, jeigu bent žinos, kad tai yra iš Lietuvos, tai reiškia, mes jau pasiekėm kažkokį lygį. Nu, klausyk, tai mūsų šios dienos podcast'o tikslas koks, Simai? Nu, papasakok. Mesgi kalbėjom prieš podcast'ą kalbėjom, okei. Rypo matom parduotuvėse, ne? Nežinau. Rypo matom medžioklės prekes, ne? Kuprinės, batus, lasdas, trikojų, žiūronus, optikas, daug, ne? Nedažnas turbūt žino, kad viskas vyksta Lietuvoje. Nu taip, tas. Žinoma, tai galbūt ir, vėlgi, gal čia yra ir šiek tiek galbūt ir mūsų kaltė iš tikrųjų. Aš dabar manau, kad aš dabar pradedu suprasti irgi ir savo klaidas, kad galbūt mes galbūt to ir nelabai viešinom prieš tai. Vienareikšmiškai. Užtat čia, kaip sakyti, akmuo ir į mano daržą, kad galbūt reikėtų skirti dėmesio ne vien tik tai į tos, kaip sakyti, į produktų gerimą, įkūrimą ir jų pardavimą, bet ir papasakoti tą trumpą tokią istoriją ir apie mus. Nes mes, kaip sakyti, kaip sakyti, jaunas kolektyvas, kuris bando kažkokį pėdsaką palikti po savęs. Mes, kaip sakyti, mes netėjom kažko nugalėti, mes netėjom kažką labai čia stipriai įrodyti, mes tiesiog einam upės vaga. Ir norim padaryti gerai. Ir stengiamės, bent jau kaip sakyti, norim padaryti ir stengiamės. Tikrai bus taip, kad ne visada pavyks. Faktas. Dėl to, kad vėlgi, galėtume grįžti. Gali būti visiems kaip su to Elniu 34 dienų. Tai vis tiek, taip, nes vis tiek, tai galų gale, vis tiek, gamyklos yra toli, prieš kiekvieną produktą tikrai mes tikrinam maksimaliai, bet yra toks niuansas, kad vis tiek, tu gavai, kaip sakyti, tą produktą. Nereiškia, kad tu antrą kartą gausi tą patį. Tu galvoji, daug kas galvoja. Ai, čia paskambinai, kaip ir sakiau, kad jeigu išmetus visą tą pokalbį apie tos laiškus, tai jis ir galvos, kad uždėjai lipduką, atvežė, fainai visas gražu, pasidarė porą vėliavų, nuvažiavai į šaudymo varžybas ir jis galvoja, pardavinėja savo prekes. Ne, taigi, sakau, kiekviena siunta, kad ir dalė, kaip pavyzdys, paėmus, kurią mes čia dabar paskutinė siunta, į šautuvo dėklį. Prieš kiekvieną siuntą gaunant iš gamyklos, mes taip pat gaunam pirmą tos pačius, ką mes jau turim sandėlį, tos pačius dėklus prieš masinę gamybą, kad jie atitiktų kokybę tą pačią. Nes prasideda medžiagos spalviai, vis tiek, tai nesiuva tau už tvoros, kaip sakyti, Petras, pas kurį tu nueisi, sakysi, su senu zingeriu. Taip, Petrai, padaryk gerai, nes mums reikia gerai. Jis padarys, Petras. Bet kadangi yra kiekiai ir norint pateikti tą... Reikia išsireikalauti. Taip, tai reikia galų gale vis tiek, kai tu nori pateikti galbūt tam klientui tą ir adekvačią kainą, ar ne, neužtenka vien tik tai Europoje gaminti. Aš labai norėčiau. Vien tik Lietuvai, pavyzdžiui, 30 dėklų. Kaip pavyzdys. Ne, aš kalbu apie tai, kad aš labai norėčiau, pavyzdžiui, gaminti Lietuvoje. Labai norėčiau. Tai šią dieną taip. Bet galbūt tai būtų ateities kažkoks vizija kažkokia, ne? Kodėlgi ne? Jeigu tu turi atitinkamai partnerių, čia kaip sakai, nelysim į tos skaičius, bet faktas, jeigu galėtum turėti siuvimo gamyklą... Ir galėtum padavinėti po 160, ne po 180. Iš tos serijos. Bet vėlgi, pyktų dėl interneto kainų, reikėtų ištrinti. Tai sakau,
yra daug tų medalių pusių, bet sakau, bet nėra taip paprasta, kaip gali atrodyti iš šono. Tai užtat, tas, sakau, labai patenkintas, kad tu pasikvietėte į tą pokalbį, kad turiu galimybę, kaip sakyti, ne galbūt ne parodos metu, kur tu stovi su kostiumu, ne galbūt medžiokliai, kur galbūt vieno žmogaus mintis, kaip tą stirną sumedžioti, kito mintis klausosi tavęs. Ir tai tokia galimybė, kad neretai pasitaiko, kad papasakoti iš tikrųjų, kas yra už tų uždarytų durų, ar ne? Ir kas yra už to prekės ženklo. Galbūt taip, jo. Dėl to, kad mums tai yra labai svarbu, ta prasme. Aš kiekvieną dieną pergyvenu. Aš to gyvenu. Taip, aš turiu asmeninį gyvenimą tam, kaip sakyti, simboliškai, bet taip, aš kiekvieną dieną gyvenu, aš kiekvieną dieną pergyvenu, kad ar šiandien gausim kritikos, ar šiandien gausim gerų atsiliepimų. Aš manau, kad ta visa, kaip ir mūsų ta komanda taip pat irgi jaučiasi kaip ir aš, ir užtat mes labai, labai puikiai susidirbom aš to klausimą ir to irgi labai, labai patenkintas. Užtat aš galiu, kaip sakyti, kadangi tai reikalauja labai daug atsakomybės ir visame kame ir to pasiaukojimo, tai aš labai džiaugiuosi tą komandą, kurią dabar turime, kartu visi sukūrė tą bendrą visą mūsų, kaip sakyti, yra nedaug, bet yra užtikrinti žmonės, kurie daro maksimaliai viską ir aš manau, kad aš labai viliuosi, kad mes ir su ta visa idėja ir gyvensim toliau ir kaip sakyti. Jo, tai taip, tai žinoma, visko būna, sakau, taigi buvo, taigi mes ir jau buvom pasiruošę, daleiskim, pagrąžinus keletą metų, kai prasidėjo visos tos problemos ar ne Europoje, tai irgi buvo, taigi buvo paroda, nes kelios dienos, žodžiu, po visų problemų, žodžiu, mes važiavome į pagrindinę parodą, kuri vyksta Nürnberge kiekvienais metais. Ir paprasčiausiai pirmas dalykas buvo, kaip mes buvom pasiruošę labai gerai. Ta prasme, aš manau, kad tai buvo vienas mūsų galbūt didžiausių pasiruošimų, nes tai buvo didžiausia svajonė. Nes būtent joje, dėl to, kad kaip aš kiekvienais metais važiuodavau tenais, 90 metų iš eilės važiavau į tą parodą, bet aš eidavau kaip sakyti, kaip lankytojas, bet kaip vadybininkas. Ir ieškodavai prekių. Ieškodavau prekių. Visai tu matydavai gražūs stendai, viskas apšviesta, prekės nuvalytos, ten viskas blizga, tik ateini ir tokia, kaip sakyti, aš kaip sakiau, kad vis tiek nuo tų, kaip sakyti, nuo tos darbo, galbūt kaip to polinkio darbo sritis, ar net toli labai galbūt gyvenime nenubėgsiu, vis kaip savo taip sakiau, kad galbūt kažkokiu būdu atsirasiu. Ir aš ten stovėsiu. Jo. Ir tai, kaip sakyti, reikia atsargiai svajoti. Ir aišku, vėl tas svajojimas. Tai bet kas gali sudalyvauti, kaip susimokė pinigus ir dalyvauja. Bet tam dalykui reikia pasiruošti. Nes aš labai ilgai ruošiausi ir sakau, bet mums labai sutrukdė ir COVID'as, nes vokiečiai būtent tuo metu, kai vyko paroda, jie labai staigiai pakeitė vieną dalyką, kad kas nepasiskiepijęs tais Pfizeriais, žodžiu, be sertifikatų į parodą neįleidžia. Tai nuo vietoj 30 000 žmonių buvo nepilnai 4 000. Tai buvo ir emociškai, psichologiškai, net finansiškai buvo labai sunku. Nes mes buvom pasiruošę labai gražiai. Ta prasme, tai buvo stendas, gerai pamenu, 16-8 kvadratų, bet mes turėjome ir specialiai baldus gaminom su apšvietimu, akila, kolonos. Maksimalistas. Buvo labai, buvo fainai, kad tu atvažiuoji. Yra, žinoma, dar viena kaip yra dar viena lietuvių įmonė, kuri irgi atstovauja prie prekės ženklą, bet mes atvažiavom prie tų didžiųjų, ar ne, kur tenais kaip stovi tenais blazeriai. Nuo vaikystės matėjai. Ten blazerių stendas, ten 800 kvadratų, ten 3 dienom jiems ten kainavo, tai maždaug tiek ir kainavo, nes kvadratas palį 1000. Bet tenais pasiruošimas visakame, tenais tu stovi tarp jų, bet tu stovi su to kostiumu ir tu supranti, kad tu jau ten stovi. Jo, bet tas gavosi taip, kaip gavosi, tai užtat buvo biški liūdna, labai stipriai. Motyvacijos gal ne tik dingo, bet buvo tiesiog labai liūdna, labai.
Kokiuose? Važiavau iš Nürnbergo su automobiliu, nekalbėjau. Visas tas pusantros važiavau. Tai va, ir va dabar buvom irgi, praeitais metais irgi nevažiavom, kaip sakyti, ne tai, kad iš principo, bet nevažiavom, nes galvom, kad gali būti irgi blogai, nes paroda šiek tiek yra pamažėjus, nes per COVID išmoko pagrindiniai gamintojai dirbti nuotoliniu būdu. Ir jie paskaičiavo, kad tie, kaip sakyti, tie kvadratai išleisti, tie tūkstančiai per kvadratą išleisti, jie gali daug naudingesni, jeigu žmonės suvažiuos, kaip sakyti, tiesiogiai pa žmonės ir bendraus ir bandys, kaip sakyti, taip prieiti prie to kliento, prie to dealerio, prie to galutinio vartotojo. Bet mes nusprendėm ir aš vakar jau kaip ir oficialiai pasitvirtinau, kad mes važiuosim šiais metais. Į kurią parodą? Į IVA 2024, bus į Nürnberge. Įvoj. Tai, kaip sakyt, šį kartą neturėsim labai galingo stendo, bus labai simbolinis, standartinis, bet mes dabar, kaip sakyt, pasistengsim, kad gal ta didybė ne visą laiką yra gerai, ar ne, tas didžiulis standas. Bet asortimentas prasidėtės gerokai. Žinoma, tai, bet asortimentą mes turim kaip išeksponuoti, visas yra gerai, bet mes užtat vešimės pavaišinti, kaip sakyt, svečius visome kame, turėsime mini barą, tai labai vilimės, kad kas nepatingės, tas užeis ir bent jau, jeigu ir nepasieksim to galutinio vartotojo, tai bent jau paliksim gražų prisiminimą apie mus. Čia tipo kvietimas? Drąsiai. Abejoju, kad pasieksit iš tikrųjų daug žmonių, o dar irgi apie tą 10 metų visą roką šneka, tai gali išduoti kokią irgi mintį, kas yra ten toj fantazijai, kokios dar įrangos galime irgi sulaukti iš rypo, kuo galėsim pakeisti savo nusidėvėjusį inventorių. Nežinau, šiaip yra keletų produktų, kurie bus labai įdomus, jie bus, kaip čia pasakyti, ne tai, kad atskleisti, bet nesinorėtų, bet jie bus labai įdomus, kas liečia galbūt trofėjų jau po apdirbimo, trofėjų pakabinimo ant sienų sistema. Eksponavimas, tai biškai bus šiek tiek tokia galbūt net naujovė, pasakyčiau, bet jinai jau yra pasiteisinus, aš taip galvoju. Ir mes tikrai pasistengsim šitais metais irgi pristatyti tai. Šiais metais yra planas apie 10-12 naujų produktų. Taip, ir bandysim kažkaip, šiaip nemažai. Daug, iš tikrųjų. Daug. Daug, tik tiek atsakau. Kiekvienam po plius minus metai. Tai vis tiek, dirbi, kaip sakyti, tai rytoj užsimsiu 5 produktais ir juos bandysi kaip sakyti, įgyveninti iki galo, ar ne, bet tai rytoj viskas nepasibaigs, baigsis tik balandį gal. Tai bet, bandysim, nežinau kaip gausis, bet bandom bent jau, kaip sakyti, bent jau minimum kas porą mėnesių prasidėti po naują produktą, tam, kad, būtume ir mes įdomus, galbūt, kaip sakyti, mes pasieksim, kaip apie 10 metų kalbame, ar ne, galbūt, kaip sakau, mes esame mažiukai, bet po 10 metų, aš labai viliuosi, kad žmonės, mes galbūt pasieksim tokį lygį, kad žmonės lauks mūsų prekių, ką mes galim pateikti dar papildomai. Kad įvui turėsi 800 kvadratų. Per brangu. Nėra šansų. Viešbučių vietoj. Ne, 0 galimybių. 1000 eurų per kvadratą. 0 galimybių. Galima tas lėšas išleisti geriau vystyti produktus. Tai žinoma. Tai va sakau, tai tas 10 metų tos, kaip sakyti, ne tai planas, bet bent jau vizija būtų, kad aš labai viliuosi, kad net greičiau galėtų būti, kad tai ir po 5 metų, kai bus 10 metų jubiliejus, gal įmonė, kad jau tie klientai galbūt lauktų, gal jie rašytų laišką, kad, kaip sakyti, ir pagiras, ir kritika, bet sakytų, o kas kitą mėnesį, ką turėsi kitą mėnesį? Arba gal kažką, ar pirkti dėklą, ar jau laukti kito dėklo 2.0, jau antros versijos. Tai tas būtų irgi labai įdomu. Ir aš tada galvočiau, kad mes tada jau, kaip sakyti, pasiektume tokį, kur jau negėda pelėda lygį. Tai jau būtų tokia įvertinimas. Žinau, kiekvienas komentaras yra mums įvertinimas. Be abejonės. Mes nesiekiam kažkokių, kaip sakyti, didžiųjų pelnų ten įrodyti kažką, kažkam, kažkokį finansiškai ar dar kažką.
Mes paprasčiausiai bandom, kaip sakyti, parodyti kažką, ko mes gyvenam ir kiekvieną mėnesį po biškį tų žmonių srautas, kaip sakyti, tų žmonių nesrautas, tų žmonių gal grupė, kurie mumis pasitikė, naudoja, jie didėja ir jie kaip duoda tos gerus komentarus, tada mums automatiškai spyrėsi, kaip sakyti, užpakalį, kad reikia judėti pirmin, ar ne? Tai aš manau, kad mes to gyvenam kiekvieną dieną, realiai kamera neturi tiek batarijos, kiek aš galėčiau šnekėti, bet faktas yra tas, kad taip, mes to gyvenam, kas lieka, kas už uždarų durų, tai mes ne tik testuojam produktus, mes juos net ir gadinam ir leiskim šautuvo diržus, tai leiskim, kad atlaikytų, leiskim tos mažas eksperimentas, jis galbūt ūkiškas ar ne, bet mes bandėm, kaip sakyti, vienoj šautuvo diržoj siek, jis negali trūkti, ar ne, nes šautuvas eis į apačią ir gal mes neturėsim ten daug problemų, bet vėl, tu gal bus ir neapgavęs. Bet pirkėjai apgausit vieną kartą. Gali būti apgavęs vieną kartą. Tai mes tokius diržus tai pririšam prie mašinos. Automobilis. Ir traukiam automobiliais tam, kad žinoma, kad automobilis tikrai jis nutrauks, faktas. Bet jeigu, kaip sakyti, iš pirmo tokio, kaip sakyti, užėjimo neplyšta, tai, Širdį paglosto. Tu dirbi pusę metų, kad ir tu žinai, turi, tai... Ir tu žinai, kad tai yra garantuota. Tai taip. Žinoma, kiekvienos siūlės tu nesužiūrėsi. Neįmanoma. Aš sakau, aš visą laiką sakau žmonėms, ta prasme, aš nedalinu šiaip tą, kaip sakyti, savo kontakto. Kažkas blogai, atnešk, parodyk, kas blogai, mes visada pakeisime naują produktą. Nėra pas mus klausimų tenais garantinį laukti, tenais, kad ir, pažiūrėjau, žiūronai, ar ne? Tai dabar paleisim į rinką. Visi gal žmonėms irgi kils tų minčių apie tos garantijus. Taip, garantija yra ten 2 metai, bet mes traktuojam gal ten 2 metus, ar ne? Bet jeigu jūs atneštų žiūronus ir jie bus praktiškai kaip nauji, bet jeigu jie bus, kaip sakyti, nukritę ten vieną kartą iš kuprinės, ir tenai šiek tiek yra, kaip sakyti, dumblo gavę ir pabėgę stiklai, aš neklausiu, kaip atsitiko, aš iš karto pakeisiu. Nes, kaip sakyti, čia irgi toks, kaip sakyti, toks galbūt kaip ir investicija į tą klientą, kad suprastų, kad gali mumis pasitikėti, ne? Nes aš savo, kaip aš parduotuvėje dirbau, yra labai daug tokių labai nestandartinių situacijų, kai žmogus irgi ateina nusipirkęs daiktas ant 3000 eurų ir kai pradeda atsilupinėti detalės, atsiprašau, reikia, kai bošpadžiai krenta, ten kokie tai ką, pataupė ant tų 3000 klijų ar ką, tai sugrįžkit. Čia kaip mes juokėmės kažkada, kad padarė gaminį už 3500, bet gumą įdėjo, reiškia. Į okuliarą, ne fiksorį. Gumą į okuliarų įdėjo už 30 centų, ne už 80. Va būtų įdėjo už 80, tai tada tas daiktas būtų vertas 3000. Ir dabar dėl tų 50 centų, kaip tu šnekėsi. 50 centų sugadina 3500. Jo, bet čia yra kita dalė pusė. Šiandien šneki tu, rytoj šnekės dėl 50 centų 3 žmonės. Taip. O už mėnesio, kai kai prasidės variminės medžioklės, nuvažiuosi į variminę, sakys, 32. Žinai? Taip, 50 centų. Ar tu žinai, o va man tai buvo? Tai va, tai čia toks, sakau, kiekviena tokia situacija, sakau, užsidėmė tokia, kaip ir hobis, kaip ir viskas fainai, žmonės pagiria, bet to pačiu didžiulė atsakomybė. Labai sunku. Nepavydžiu aš tavo. Tai nėra. Ne, smagu. Gali būti, kad ir kokia sunkiausia diena, bet jeigu tu gausi žinutę, kad pavyzdžiui, kai daleiskim atsiunčia medžiotojai, daleiskim, man, sakau, tą nuotrauką, kad daleiskim tenais sumedžiojo su mūsų optika, tenais, galbūt su kojelėm dabar irgi, tenais prie kokio, žinai, savo trofėjo, tenais, ne? Kaip, pavyzdžiui, atstumas. Tai pas mus, pavyzdžiui, optikos nėra jos sportinės. Jis yra tokia, kaip sakyti, vidutinė klasė. Vidutinė. Ir toks gaunasi, kur sako, 280 metrų. Taip, viskas tvarkoj.
Bet bendras rezultatas reiškia, yra tikslus šūvis. Reiškia, žinoma, kad visi laurai eina medžiotojai. Laurai medžiotojai, bet viskas yra gerai su kryžium, su stiklais, su prizmėm, su mechanika, bokšteliais, stiklais. Taip. Ir po to parašo, va, ačiū, dabar prieblandoj matau, o ne taip, kaip suprojektavo optiką. Ir kad ir kokia ta būtų sunki diena, problemos su gamyklom ar dar kažką, tu automatiškai atsiduri tokią vietą, kur yra. Tai šitas dalykas, tas ir veža. Žinoma, to nebūtų, būtų labai sudėtinga ir dirbti, ir visą kame. Tai savo parodos pažiūrėdami paskambino žmonės. Ar turėsite tas prekes parodoje? Taip turėsit. Žinokit, ateisim pažiūrėti, nes dabar neduoda man ramybės, žmogus atėjo, ten nori tų žiūrovų. Reiškia, viskas, procesas vyksta. Tai galbūt tik reikia laiko. Aišku, jeigu būtume, kaip klausėt, kokią viziją po 10 metų, tai jeigu būtų prieš 10 metų viskas padaryta, tai aš manau, kad mes būtume tikrai ženkliai paaugę ir visame kame. Dėl to, kad vėlgi ir ta rinka šiai dienai visai ir ta ekonominė, ne politikuojant, bet ta ekonominė situacija Lietuvoje, ir visoje Europoje. Ir tai žinoma, kad liečia mus, ar ne? Tai žinoma, kad žmogus gal turi tą kuprinę, gal tam biškai atneša atplyšus, ar ne? Bet galbūt jisai nekeistus kuprinės, dėl to, kad kol kas dėl to, kad gali žmona susiūti ir visas bus tvarkoj. Viskas čia yra gerai. Bet jeigu, kaip sakyt, būtų 10 metų atgal, mes būtume pradėję, žinau, kad mes būtume spėję į tą tokį traukinį, kur viskas dar kilo. Dar kitai buvo viskas. Kur dar kilo. Tai aš manau, kad kažkaip pat... Aš manau, kaip sakau, kadangi mes nesivaikom tų finansinės pusės, tai aš manau, kad su mumis viskas bus gerai, mes labiškai auksim ir dėl to nenustos. Kol darysit tokius naujus daiktus, jis ir juokis. Tai man malonu. Aš atvirai pasakysiu, aš kai pamačiau šitą daiktą pirmą, kažkas parodė, kad čia galima šautuvą ten prišautinėti ir taip toliau, ir kai pamačiau, kad nusisuko šitas reikalas, aš tiesiai paskambinau Davidui, ir sakau, David jau gavai, sako, gavau, tai sakau, man atidėjau. Nes aš žinau, kad man reikia. Fainas iš jų, lengvas, patogus, fainas. Tai, kad ne vienas medžiotojas šių tai padarė, skambino į savo parduotuvę ir savo klausyk, turi jo saugot man. Jo, nes aš, man netiek, ten lapėm kokią medžioją ant kapoto pasistatyti, viskas ok, čia fan geri reikalai. Man iš tiesų filmuojant, sakykim, termovizorium ar sakykim, telefonu, aš turiu ten telefonui tokį papildomą stovelį, kur telefonas įsideda, termovizorius apskritai sukasi ant šito bokštai, pas mus visi su palangėm, aš nematau patogesnio daikto, pasistatyti, filmuoti kažkokią medžiagą, kurią mes galų gale rodom ir per reklamas, kur rodom, ir ten televizorių kišam ir taip toliau. Šitą daiktą pamačiau, sakiau, viskas, Davidai, man vienas ir daryk tu, ką nori, nepardavinėk. Taip. Tai... Fainai, tas ir tas fainai, labai žinau. Dabar važiuosiu namo, jau patenkinti. Jau kaip ir darbo pabaigas dar nėra, dar neužbaigta darbo diena, bet jau emocija gera. Čia žinok, aš tik galvojau, čia medžio dar nebuvau, bet namo parvariau, čia iš karto iš kupriako termovizorių įsitraukiu, o čia prisisukau, gerai, čia pasireguliuot galiu, tai tokį, seną gaidį, turiu tokį trikojuką mažiuką, pasižiūrėjau, šitas dvigubai aukštesnis, man ten kupriako nereikės dėti, žinai, gera buvo, galvotas daiktas iš tikrųjų. Tas. Tai gerai, džentelmenai, gerbiantis laiką ir augant, labai fainas epizodas, jau nekantrauju iš tikrųjų išleisti. Labai fainai klausytis tavo istorijų iš tikrųjų. Čia kad blogų komentarų nebūtų. O tu čia pasakoji, aš bijau kamerų, nieko nebijau. Ne, tai kiekvieną dieną nesusidurėti automatiškai toks gavas toks dalykas. Vis tiek, tai pirmeluoti negali, visi turi tiesiai šviesiai sakyti. Žinok, tai yra lengviausia. Tu prasme, kai tau nereikia... Po to su melu galės susimaišyti, ar po to kita situacija. O kai tu kalbi teisybę, iš širdies ir Tas. Tai va, kuri produktus, pats pasakoji istorijas ir nebijoju, kad tavo kūrinių produktai leis žmonėm patiems sukurti tas istorijas pasakoti. Žinoma. Tai be abejo medžiotojas bei įrangos tik tai iš idėjos, sakykime, arba tik širdį medžiotojas, bet kad pasiektum rezultatą reikia ir tos įrangos. Tai labai fainai matyti, kad tokia įranga yra sugalvojama, išvystoma Lietuvoje. Tai ačiū tau. Ačiū jums labai.
Malonu. Ačiū. Rokai. Ačiū, Simai. Gerai. Ačiū visiems, kas žiūrėjo, kas klausė, Ate. irgi vienokiu ir kitų formatu, tai prenumeruokit, be abejo, sekit šį kanalą, stengiamės kažką naujo, kažką įdomaus padaryti, papasakoti tikrus dalykus apie tikras įrangas, išbandyti ir dar labai daug esam, labai daug gėrio laukia ateityje. Tai prenumeruokit, sekit, komentuokit, be abejo, jeigu kas, kontaktai visi mūsų čia ir ačiū už dėmesį, iki pasimatymo kitais kartais. Ate. Čiau.